Kvėpavimas gyvybės garantas, tačiau dalis specialistų teigia, kad tam tikras kvėpavimas ir sveikatos šaltinis. Kvėpavimo svarba žmogaus sveikatai svarbą išskiria ir psichoterapeutai. 47 Asta dabar gulėdama atlieka kvėpavimo pratimus. Moteris atskleidžia, kad šią veiklą rebefingu užsiimti pradėjo po to, kai iš medikų lūpų išgirdo net kelių rimtų ligų diagnozę. Aritmija kaip artritas ir aš nenorėjau gerti vaistų ir tiesiog nutariau paieškoti kitų būdų, kaip galima būtų tiesiog save išsivalyti, į kažkokius emocinius, psichologinius blokus paleisti ir tokiu būdu išsigydyti. Ir man pavyko. Jau po antrojo individualaus rebefingo seanso pabaigoje moteris tikina kūne pajutusi pokyčius. Pajaučiau fiziškai, kaip mano kūną užliejo šiluma, kaip aš tikrai išsivaliau kažkokias vidinės šiukšlės ir tiesiog man nustojo tą pačią dieną skaudėti sąnarius. Praktiką įvedanti medicinos magistrė rebefingo mokytoja Ligita Ilgutytė sako, kad taip greitai pokyčius patiria tikrai ne kiekvienas. Tačiau anksčiau ar vėliau pajuntama nauda ji neabejoja. Vieniem iš karto pradėjus kvėpuoti, pradeda valytis emocijos užspaustus, kitiem tuo tarpu reikia daugiau laiko, kad galėtų žmogus atsiverti, tai pirmiausia tiesiog susipažįsta su technika. Seanso metu taikomi skirtingi kvėpavimo būdai. Dažniausiai greiti, gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai, tarp jų garsūs atodūsiai. Ir stebuklo, pasak Ligitos, čia nėra. Tiesiog kantriai atitinkamai giliai kvėpuojant atsipalaiduoja kūnas, o tai skatina gijimo procesus. Kai mūsų sistema ir kūnas atsipalaiduoja, daug ligų išeina. Tokių, kurių net nėra dar somatiškai, bet jos jau funkciškai pasireiškia. Visokie galvos skausmai neaiškus, skrandžio skausmai, kurie irgi neturi ten dar paaiškinamos priežasties. Tokie dalykai kaip depresija, nerimas. Tokiems terapeutės teiginiams pritarė ir savo seansuose specialaus kvėpavimo praktiką kartais taikantis psichoterapeutas Marius Daugelavičius. Jis sako, kad dauguma ligų yra psichosomatinės, tad nuraminus savo kūną ir protą jų galima atsikratyti. 70–80% nėra fizinė liga. Tai yra įvairūs tokie emociniai sutrikimai, dalykai, užspaudimai, kurie kalba per kūną. Tai yra žmogus, jis realiai jaučia fizinius negalavimus, negali sakyti, kad jis išsigalvoja, jis iš tikrųjų tai jaučia, jam iš tikrųjų skauda kažką, tai jam silpna, jam bloga, dar kažkas darosi, bet tai nėra fizinė priežastis. Dar vienas rebefingo mokytojas Vidūnas Gedeikis dažniausiai veda seansus grupėms. Kai mes susirenkam, mes šiek tiek aptariam, pasišnekam, aš papasakoju apie kvėpavimą, tam tikrus akcentus, kaip tai atlikti. Ir maždaug apie valandą laiko vyksta pats užsiėmimas ir tas užsiėmimas yra toks nenutrūkstantis. Ir kažkas tai netgi mėgsta pavadinti, kad tai yra kelionė, kurios kuras yra kvėpavimas. Vyras pastebi, jog taip pasitelkę kvėpavimą žmonės ne tik sveiksta fiziškai, bet ir patiria gilius išgyvenimus, kartais paleidžia užsilikusias nuoskaudas, išsprendžia rimtas psichologinės problemas. Tačiau kartais gali užtekti ir mažiau nei daug valandų rebefingo seansų. Vidūnas Gedeikis atskleidžia vieną paprastą kvėpavimo pratimą, kurį prisiminęs ir atlikęs streso situacijoje padėti savo gali kiekvienas. Dažniausiai mes atsipalaidavę kvėpuojam, kai kvėpuojam lėtai, ramiai ir giliai. Ir labiau į pilvą. Ir tarkim, jeigu mes stresuojam ir pradėsim kvėpuoti į pilvą ir labiau ramiau, gali būti, kad mes tą stresą transformuosim į kažką kitą. Turintiems konkrečių problemų, itin skaudžių išgyvenimų ar sunkių ligų, pirmiausiai mokytojai rekomenduoja pasitreniruoti individualiai. Ir tik vėliau, jei yra noras, pereiti prie grupinių užsiėmimų.